vadovybei, tarybai. Mane čia visiems sveikinu visiems, na ir visiems šioje salėje dalyvaujantiems. Aš jau greit bus 70 metų, kaip gyvenu Vilniuje. Esu jau 100% vilnietis, bet širdį tebėra Ukmergėj. Nors mano tėviškė čia prie pat Ukmergės ribose faktiškai yra neatpažįstamai pasikeitusi. Per mano tėvo buvusį sklypo vidurį dabar eina greitkelis. Buvusi šventoji, kuri mano vaikystės metais buvo užtvenkta, Deveikio užtvanka ir platesnė už Nemuną, dabar yra kelnes pasiraitojęs, brendamas upokšnis. Būdavo iš kiemo, aš puikiai matydavau Ukmergę, jau nekalbant apie Šventąją. O dabar matau tik tai už 15 metrų esančias pušis ir kitus medžius, net Šventosios nebematyti. Jeigu mano amžinatilsį tėvukas atsikeltų, jis jokių būdų neatpažintų šitos vietovės, kaip nepažįstamai pasikeitė. Bet mano širdį yra tokia, kokia buvo tais laikais. Būdamas kalbos istorikas, aš visą laiką domėjausi visą to, kas susijęs su Ukmerge, ir kaupiau Ukmergės apskrities, vėliau rajono, vardyno duomenys, na ir jų išėjo čia paminėta knyga, kuri, kaip čia buvo sakyta, dar ir tuo įdomi, kad nei vienas Lietuvos rajonas neturi savo rajono gyvenviečių pavadinimų kilmės aprašymą. Ukmergė šiuo atveju yra vienintelė. Džiaugiuosi, kad šiandien čia galiu su jumis dalyvauti. Na ir baigdamas noriu dar tokią mažą netikslumą vieną pataisyti. Bet čia reikia truputį paaiškinti. Manęs vis dažnai klausdavo, kiek aš esu parašęs knygų. Tai aš sakydavau, nežinau. Matot, ne taip čia paprasta. Kodėl? Pirmučiausia, ką laikyti knygą. Ar 100 puslapių knygą, ar dar brošiūrą. Toliau yra mano knygų, kurios išverstos ne į vieną kalbą, o viena net į 5 kalbas. Kiekvienos kalbos reiškia, leidimas, vertimas yra neformalus vertimas, o yra pritaikyta prie to tą kalbą skaitančių žmonių. Vadinasi, iš esmės pakeista. Tai dabar sakysim, ar čia laikyti 5 knygas ar 1 knygą. Toliau yra mano knygų, kurių ne vienas tomas. Sakysim, lietuvių kalbos istorija yra išėję 6 tomai, plus dar 1 priedų tomas. Vadinasi, 7. Tai ar čia 1 knyga, ar 7 knygas? Nu va, taip žinot, skaičiu, kada manęs paklausdavo, kiek aš parašiau, jis sakydavo, kad nežinau, tai tada patys bandydavo skaityti. O dažniausia tai, žinot, leidžiant kokią nors knygą, viršelį, kur leidėjai ten apie mane šneka, įrašydavo. Tai jie paprastai vienas nuo kito nusirašydavo. Dabar neseniai
ruošiantis leisti mano dabar rašomą knygą, Mokslo enciklopedijų leidybos centro direktorius griežtai manęs pareikalavo, kad aš suskaičiuočiau, kaip reikiant. Aš laikiau ir suskaičiavau, laikiausi štai tokiu principu. Knyga turi būti ne mažesnė kaip 100 puslapių ir knygą laikyti tai, ką galima padėti ant stalo. Ir taip, žinot, kiek išėjo? 65. Matot, tokia istorija yra su knygomis. Nenorėdamas jūsų gaišinti, dar kartą visiems ačiū ir linkiu visokeriopos sėkmės. Regalijos garbės piliečių bus įteiktos prie paminklo, o dabar prašome dalyvauti toliau posėdyje ir tęsėme tarybos posėdį.